Aurimas antrajame kėlinyje pozityvus, 5 taškai. Taiklus tritaškis, abi taiklios baudos. Dabar Kretinga apsigina, Staniulis jau kitoje aikštės pusėje. Labai prastas rungtynes turėjo Staniulis prieš Steką. 6 taškai, -1. Atsidūrė krepšį. Ojojoj, koks nesusipratimas, neatsisuko Rokas Stankevičius, nesusikalbėjo su Vaivada ir iš karto. Rungtynės nėra, bet Šilutėje yra kitos problemos. Tai yra renkami taškai ir daromos klaidos. Dabar dar viena klaida. Greitajame puolime Staniulis. Turnyro Miunchene. Ir turnyro MVP buvo pripažintas lietuvis. Vorenas. Prieš Džiugą Remeikį. Nusimetimas Staniuliui, šis atakuoja iš toli ir pataiko. Puikiai juda kamuolys, Rokas Stankevičius bandė pelnyti tritaškį, kamuolys išsipjovė iš lanko. Žaibiška. Penketo yra Edgaras Preibys, 2,3 m, bet na, tai tikrai netokio tipo žaidėjas kaip... 2 prieš 2, Budrys. Dvitaškius iš 10 realizavo ir 2 tritaškius iš 6, baudų dar nemetė. 16 taškų, bet tik 10 naudingumo balų. Mantvydas Staniulis. Šiandien 4 tritaškį. Staniulis. Tarsi provo. Prieš Preibį. Prokopenko nieko nesusikūrė, vėl skėšė žvilgsnį į teisėją, reikia grįžti atgal į gynybą, Staniulis. Įtikinamai kova dėl kamuolių, beje, laimė svečiai net 21-11. Padarė jau 11 klaidų Rimanto Mikalaučiaus. Tai jau yra viršysi komandinių pražangų ribą. Staniulis šiandien karštas ir... Tarė rizikuoti ties Mantvydu Žukausku, bet dabar aišku reikia keisti gynybą. Na, Žukauskas pataikė 4 tritaškį iš 5. Su 77 taškais. Kai tu pelnai tik 60, na, turbūt negali galvoti apie pergalę, nesvarbu prieš ką žaisi. 5 taškais, bet laiko tikrai dar pakankamai. Oi, Staniulis.